Tikrai bandžiau ir ne vieną parą žaidžiau. Ko gero, daugelis žino, jog šiame žaidime turime 2 draugiškus veikėjus, su kuriais gyvename. Tačiau aš nelinkęs dalintis. Dėl to visuomet pastatau aukštą pastatą su užrakinimu tik tam, kad ne tik kanibalai nepavogtų mano maisto, bet ir kad mano ištikimiems draugams neliktų nei kąsnelio. Taip, aš net labai nedraugiškas, tačiau norint išgyventi privalai būti daugiau ar mažiau savanaudis. Fone matėte mano vieną pirmųjų bazių. Netobula, tačiau kiekvieną kartą prisijungus ji turi atsinaujinančius resursus iš įvairių konteinerių. Štai čia prie nedidelio tvenkinio turiu 2 mažus projektus ir laivą su žuvies atsargomis. Na, o štai čia matote vienintelį namelį turintį rūsį. Jei atmintis manęs neapgauna, tai čia yra bunkeris turintis 3D spausdintuvą. Prie šio gražaus peizažo įkūriau dar vieną bazę, kurią juosia apsauginė tvora. Čia patogi vieta dėl lengvos prieigos prie vandens bei eilinį kartą žuvies. O netoliese esanti kanibalų stovykla man leidžia gauti nuolatinę prieigą prie žmogaus kaulų, iš kurių gaminu baldus bei šarvus. Štai šį namuką stačiau, kai žiemą užšalo ežeras. Vieta sunkiau prieinama kanibalams, bei arti yra upelis, kuriame vėl eilinį kartą patogu gauti vandens ir čia apstu žuvies. Svarbiausias namų akcentas – užrakinama patalpa, kur saugomas maistas. Paskutinė bazė, kurią parodysiu, yra mano mėgstamiausia. Čia gyvenu tik vasaros metu, nesunkiau gauti maisto. Bet prie šios vietos prisirišau emociškai, nes čia nukrito sraigtasparnis. Šis projektas akivaizdžiai vienas didžiausių. Turiu pagrindinę pastato struktūrą, kurią vis labiau plečiu. Beveik visą čia esantį vandens telkinį uždengiau su išrastų surestomis platformomis. Pirmiau buvo tik tiltelis, bet pamaniau, kad daug smagiau bus turėti platesnę erdvę lyg stadioną. Na, o čia mano savotiškas maisto ir resursų sandėliukas. Namai nebus namai be užrakinamos ir sunkiai draugams bei šeimai pasiekiamos patalpos, kur slepiamas maistas. Pirmajame mano sandėlio aukšte yra kelios kaukolės ir keli atsarginiai daiktai, kol antrajame aukšte pilna lentynėlių skirtoms įvairiems daiktams kaupti. Tačiau akivaizdu, jog lentynų yra daugiau nei pačių daiktų. Na ir pabaigai matote, kad jau radau kelias tam tikrų baldų ar mažų statybos projektų schematikas bei net turiu taip ilgai ieškotus šarvus.